Tai sveiki, džiugu, kad įsijungėt. Jūs žiūrite laidą apie technologijas NKTV. Su jumis sveikinuosi aš, Ernestas Janušas. Taip, pristatysime jums naujus produktus, įdomias interneto svetainės ir aišku smagius naujus žaidimus. O dabar apie viską iš eilės. Sužinosite, kaip vieni kitiems galite nusiųsti milžiniškas net iki 2 GB bylas. Netgi visą filmą galite bičiulių persiųsti itin paprastai. Pasidarysime populiarių programų, galbūt net nemokamų alternatyvų. Ir aš pasendinsiu vieną savo žiūrovą. Parodysime, kaip kariauti su piktaisiais Ameriką užpuolusiais korėjiečiais. Taip, jums nepasigirdo korėjiečiais. Jūsų laukia žaidimas Homefront. O šiandien rinkoje ne per seniausiai vienoje parodoje geriausio planšetinio kompiuterio apdovanojimą laimėjęs Motorola gaminys XUM. Taip, ir šį titulą jis laimėjo parodoje Consumer Electronics Show, kuri vyko šių metų pradžioje Las Vegas mieste. Kompiuteris parduodamas nuo vasario 17 dienos, kaina maždaug $800. Operacinė sistema – trečiasis Androidas. Grafika – Nvidia procesorius. 1 GB darbinės atminties, 32 GB pastoviosios, 2 megapikselių kamera priekyje, 5 megapikselių kamera su 2 LED blikste gale. Aišku, yra Wi-Fi'us, Bluetooth, ekrano įstrižainė 10 colių. Baterijos laikas naudojant intensyviai, tai yra žiūrint filmus, net 10 valandų. Štai toks tas planšetinis kompiuteris Motorola XUM. Google patyliukais pradėjo filtruoti savo paieškos langelio automatinį užpildymą. Paieška neveiks arba rezultatų iš karto nematysite, jeigu ieškosite, spėkite ko, ogi torrentų. Pasipiktinę RapidShare atstovai sako, kad jų vartotojų teisės buvo pažeistos. Aišku, surinkę Google'e pilną ieškomo objekto pavadinimą, gausite visus reikiamus atsakymus. Tačiau taip vadinama funkcija autocomplete veikia skirtingai. Klausimas Google kūrėjams, kiek sąžiningai ši interneto imperija elgsis su interneto visuomenė ir patys paisys interneto demokratijos. Kompanija Microsoft pranešė, kad per paskutinį praėjusių metų ketvirtį pardavė daugiau nei 2 milijonus telefonų su Windows 7 operacinė sistema. Nors pardavimai nėra stulbinami, Microsoft didžiuojasi atsiliepimais. Net 93% klientų yra patenkinti arba labai patenkinti, o 9 iš 10 rekomenduotų telefoną su 7 Windows'ais kitiems. Pagal pardavimų tendencijas paskaičiavome, po truputį paklausa telefonams su Windows 7 operacinė auga. Ir turėtų augti ateityje, nes Amerikos operatoriai Verizon ir Sprint pradės šiemet pardavinėti Windows Phone 7 turinčius prietaisus. Kibernetiniai nusikaltėliai ne tik persikelia į socialinius tinklus, tokius kaip Facebook, bet ir sugalvojo naujus būdus jūs apgauti. Iki šiol dažniausiai būdavo vagiami jūsų mokėjimo kortelių duomenys. Tokie duomenys juodojoje rinkoje kainuoja ne per daugiausiai. Pavyzdžiui, paprastos kortelės skaičiai ir savininko vardas te kainuoja $100, o štai kortelė su kredito galimybėmis vertinama net $80. Tradiciškai šis verslas veikia taip. Žmonės perka vogtų kortelių duomenis ir jais atsiskaito interneto parduotuvėse. Panda Labs specialistai aptiko, jog nusikaltėliai pradeda pardavinėti savo paslaugas jau ir socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Twitteris ir Facebookas. Dar viena kibervagių nauja paslauga – tai nulaužta interneto parduotuvė. Joje pirkėjas neva tai perka prekes ar paslaugas įvesdamas savo kortelės duomenis. Kol pirkėjai susigaudo, kad paslaugų ar prekių nieks nepateiks, nuo jų kortelių tiesiog nurašomi pinigai. O receptus, kaip apsisaugoti nuo tokių niekšybių, duosime ateityje. Nepražiopsokite.
Tai sveiki atvykę į rubriką Tinkle. Ką mes čia veikiame? Mes čia naršome. Na tiksliau, aš naršau, jūs žiūrit, jeigu patinka svetainė, keliaujate mūsų Facebooką, ten yra pilnas adresas, spaudžiate, naršote toliau. Dar kviečiu Facebook'e, taip pat mūsų grupėje, palikti savo surastus interneto puslapius, tiksliau jų adresus, nuorodas. Būsime dėkingi ir bus visi žiūrovai dėkingi už tai, jeigu paliksite ten aišku kažką gero ir verto dėmesio. Gerai, keliaujame prie pirmosios šios dienos svetainės. O pirmą nuorodą pasiūlė Andrėjus Zlotnikovas. Ji yra skirta permesti dideliu atstumu, tai yra per internetą, labai didelės bylas. Na, tokias, kurios netelpa į elektroninį laišką. Parodysiu jums pavyzdį. Tarkime, aš noriu bičiuliui nusiųsti 300 MB dydžio filmuką. Na, vienas variantas, aš pasiemu štai tokį raktuką ir vežu jam automobiliu arba autobusu. Bet aš to daryti nenoriu. Prie jokio laiško aš tokio failo neprikabinsiu. Bet šioje svetainėje aš galiu permesti jam tą failą. Bandom. Visų pirma, išsirenku bylą, kurią noriu siųsti. Štai. Tuomet įvedu bičiulio elektroninio pašto adresą. Na, tarkim, Martynas. Įvedu savo adresą. Ir spaudžiu transfer. Viskas, iš mano kompiuterio failas keliauja į serverį, o iš to serverio ateis pranešimas mano bičiuliui, jis paspaus ant to pranešimo elektroninėme laiške ir iškart galės parsipumpuoti visą 331 MB bylą. Tikrai puikus būdas perduoti per atstumą net iki 2 GB dydžio bylas. Keliaujame po tinklą toliau ir prieiname Pauliaus Andriekaus, mūsų žiūrovo Facebook'e paliktą nuorodą. Ji padės jums surasti alternatyvą. Alternatyvą jūsų dabar naudojamai programai. Parodysiu pavyzdį, kaip naudoti šią paslaugą. Tarkime, jūs turite kompiuteryje Photoshopą. Didžiulė, brangi programa, galbūt jūs norite nemokamos alternatyvos. Galbūt naudojate tik menką procentą Photoshopo galimybių ir jums užtektų paprastesnės grafinės programos, na, apdorot nuotraukoms. Bet nežinote tokios programos. Jums padės Alternative 2. Į paiešką renkame Photoshop. Štai Photoshopas. Visiškai teisingai, apie jį aš ir kalbu. Ir svetainė mums iš karto siūlo alternatyvas. Tai yra programas, kurios daro iš esmės tą patį, bet galbūt nekainuoja nieko ir yra paprastesnės. Štai, daugiausia svetainės narių laiksų arba gerų įvertinimų yra surinkusi programa GIMP. Pažiūrim, kas čia per velnevytę. Taip, visiškai nemokama programa, kurią galima retušuoti nuotraukas, daryti paveiksliukų kompozicijas ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, labai gražus logotipas šios programos yra. Taigi, Alternative 2 galite panaudoti drąsiai, galbūt pravers kada nors. Mantas Naidzinavičius nori, kad jūsų kompiuteris pakalbėtų lietuviškai. Parodysiu, kaip tai veikia. Jau turbūt esate girdėję apie automatinio teksto skaitimo programas. Dažniausiai jos yra angliškos. Na, jūs suvedate tekstą ir jinai perskaito tą programą jums tą tekstą. O čia lietuviška balso sintezė. Galbūt kažkada mūsų laidoje jau esate matę šią svetainę, bet ji vis dar veikia, todėl pasidžiaukime. Gintaro Deksnio balsas jums skaitys bet ką, ką jūs parašysite šiam puslapiui. Pabandysiu dabar šį bei tą sukurti. Na ką, ar su mano genialiuoju tekstu susitvarkys kompiuteris? Paklausom? Žiūrėkite laidą MKTV, nes kitaip jums nukris ausys bei stipriai prakaituos tarpupirščiai. Ačiū Gintarui Deksniui. Pristatydamas kiekvieną svetainę aš ekrano apačioje parodau nuorodą, bet jos užsirašinėti jums visiškai nėra būtina, kadangi nukeliavę į mūsų Facebooko profilį, tas nuorodas rasite vienoje vietoje, tai reiks paspausti. Ir iš Facebooko aš pasiemu jūsų ten paliktas nuorodas. Taigi, Martynas Damjonaitis paliko tavo sporto diskusijos 22.lt. Iš tikrųjų puikiai svetainė. Rodau dabar ją jums. Visų pirma, čia jūs rasite daug naujienų apie krepšinį, iš esmės apie krepšinį, apie NBA krepšinį. Žmonės rašo, džiaugiasi, diskutuoja, bet kalbant apie diskusijas, čia yra forumai.
Ir forumai gausus, gausiai lankomi, gausiai diskutuojami, gausiai komentuojami. Apie sportą jie yra, viskas suskirstyta štai į krepšinį, kur yra NBA, LKL, BBL ir kitos lygos, taip pat yra kitos sporto šakos, futbolas, lengvoji atletika, bla bla bla, bei kone daugiausia temų ir atsakymų turintys kompiuteriniai žaidimai, sporto kompiuteriniai žaidimai, štai NBA 2K, NBA Live ir panašiai. Žmonės čia diskutuoja apie savo komandas ir visą kitą velniavą. Taigi, 22.lt tavo sporto diskusijos, verta padiskutuoti apie sportą. Turiu jums dar ne vieną gerą interneto svetainę, bet apie jas iš karto po reklamos. Jūs toliau žiūrite laidą apie naujas skaitmeninės technologijas NKTV. Štai ką liko parodyti šiandien. Toliau naršysime internetą. Aš pasendinsiu vieną savo žiūrovą. Ir aišku, pažaisime. Parodysime, kaip kariauti su piktaisiais Ameriką užpuolusiais korėjiečiais. Taip yra šiame žaidime, kurį jums parodysime. Jūsų laukia žaidimas Homefront. Ačiū Eimantui Kveškevičiui, kad žiūri NKTV ir parodė mums šią svetainę. Face Transformer arba veido transformeris, transformatorius keitėjas. Kaip tai veikia, aš parodysiu tuoj pat, labai paprastai. Visų pirma, reikia pasirinkti veiduką. Galite bandyti su savo veiduku. Aš, aišku, savo veido nuotraukos neturiu, bet turiu vieno iš mūsų gerbėjų Facebook'e veidą. Tuo jį susirasiu, čia turiu išsisaugojęs štai Vilius Kaminskas. Tebūnie šios dienos televizijos žvaigždė Vilius Kaminskas, NKTV žiūrovas. Pasirenku, amžiaus grupę reikia nurodyti, turbūt, kad jis yra paauglys, teenager. Viskas. Pasirenku dar jo rasę, baltaodis. Ir einu toliau. Tai, Viliau Kaminskai, pažymiu tavo mielą jauną veiduką ir einu toliau. Reikia pažymėti tavo akis ir tavo besijuokiančią burną, kaip mergaitės pavyzdyje. Ir vėlgi einu toliau. O dabar jau su tavo veidu galiu daryti, ką tik tai noriu ir niekas man neuždraus. Gerai, ką mes tau padarysim? Paversime tave kūdikiu. Taip, Vilius Kaminskas kūdikis. Okei, tebūnie. Kaip tu atrodysi vyresnis? Į tetą pavirtai, į senutę. Gerai. O jeigu tu taptum manga piešiniu? Visai gražu. O jeigu mes pakeistume tavo rasę? Niekas beveik nesikeičia. Viliau Kaminskai. Gerai, nepyk. Mes tiesiog tavo pavyzdžių parodėme, kaip veikia šį svetainę, kurioje galite keisti savo arba bičiulio veidą. Na ir truputuką atsipalaiduokime. Lukas Ptašinskas kviečia visus atsipalaiduoti. Kaip mes tai darysime? Ogi ramiai saulėtai savo pelyte berdami ekrane smėlį. Žiūrėkit, kaip gražu. Yra smėlis. Pelytė skraido. Lukas Ptašinskas turbūt dabar džiaugiasi, kad pristatome jo rekomenduotą svetainę. Štai byra smėlio kalnelis. O gal ir iš tikrųjų ramina, ne? Byra. Nu, tegul dar pabyra truputį. Tai tiek svetainių šios dienos rubrikoje Tinkle. Primenu, kad visą tai, ką matėte ekrane, tas visas tekstinės nuorodas, jų užsirašinėti nereikia, eikite į mūsų Facebooką, štai adresas, ten surasite viską, paspausite ir gerai savo naršysite. Taip pat Facebook'e rekomenduokite savo aptiktus interneto puslapius. Viskas, tiek naršymo šiandien. Jeigu jūsų širdį jau sutema, galite jungti laidą lauk. O jeigu jūs mėgstate smagiai leisti laiką, pažaiskime mūsų žaidimų rubriką. Štai jūsų dėmesiui.
Senais laikais žaidimų dėžutėse rasdavome įvairių gėrybių. Kai kurios kompanijos vis dar tęsia šias tradicijas. Witcher 2 specialiame leidime bus net fizinis Geralto biustas. Nenuostabu, kad iš senų laikų atėjęs Duke Nukem Forever taip pat atsineš turto. 14 metų kurtas žaidimas bus leidžiamas ir Balls of Steel pavadinta versija. Su ja gausime paties Duke Nukemio biustą, 100 puslapių knygą ir komiksų knygelę. Taip pat bus atvirukų, popierinių modelių, lošimų žetonų, kauliukų ir kortų. Tai žaidimo kaina pakels iki $100. Ar verta pirkti tokį reikalą, sužinosime gegužės 6 dieną. Serious Sam yra senamadiškų žaidimų serija. Iš žaidėjo dažniausiai prašoma tik galingais ginklais išvalyti ekraną nuo priešų ordų. Panašius džiaugsmus teikia ir Painkiller serija, vis besitęsianti su vis prastesniais papildymais. Tuo tarpu Serious Sam ruošia dar vieną žaidimą. Serious Sam 3 BFE turėtų pasirodyti jau vasarą. Kol kas apie žaidimą žinome nieko. Nežinome net, ką reiškia BFE, bet pamenant praėjusią serijos dalis, galime tikėtis spalvingo pasaulio, minių priešų ir lengvo humoro. Blizzard mėgsta atidėti žaidimų išleidimo datas. Jie teisinasi naudojantis laiką nušlifuoti visiems įmanomiems kampams. Tai tikrai pagirtina, nes rezultatai visada pateisina laukimą. Todėl vis dar nesulaukime net oficialios Diablo 3 išleidimo datos. Tačiau Michael Morhaime ir Rob Pardo, 2 Blizzardo šulai, tikisi, kad žaidimas pasirodys šiemet. Jie patvirtino, nenorintys išleisti jo nebaigto ir tiki, kad žaidimas turi savo nišą. Mums tai lieka kantriai laukti. It's been 2 years since the occupation. The streets are red with the... Tikriausiai vienas populiariausių priešų šaudyklėse yra nacių kareivis. Tačiau ilgainiui lakstyti Normandijos paplūdimiais pabos net kantriausiam žaidėjui. Tad ko turi griebtis kūrėjai siekiantis jų sudominti? Vieni didžiausių žaidimų gamintojų yra amerikiečiai, todėl jiems reikia pasirūpinti savo auditorijos interesais. Naciai paseno, o rytų teroristai liečia per jautrias temas. Buvo nuspręsta, kad reikia vėl grįžti prie šaltojo karo oponentų. Todėl naujausiuose Call of Duty ir Battlefield dalise jie užpuola Ameriką. Tačiau ne visi kūrėjai pasiduoda tokiai įprastai madai. THQ ir Chaos Studios uždavė klausimą, kas atsitiktų, jei Amerika okupuotų Korėją. Aišku, ne šiandien. Homefront visatoje per artimiausius 20 metų Šiaurės ir Pietų Korėja susijungia. Tada jos pasinaudojo patogią situaciją ir užėmė kelias Azijos valstybės. Tai savo ruožtų leido sustiprėti jos pramonė, ekonomikai ir technologijoms. Aišku, to nebūtų pavykę, jei ne ekonominė krizė prispaudusi amerikiečius. Tai be kita ko privertė Ameriką mažinti karinės išlaidas. Galiausiai Ameriką nusiaubė siaubingas gripas ir taip galiausiai ją užėmė įsiveržusios Korėjos pajėgos. Žaidimo veikėjas bus prie pasipriešinimo judėjimo prisijungęs sraigtasparnio pilotas. Na, pasipriešinimo korėjiečiams, savaime suprantama. Kol kas kūrėjai nedaug demonstruoja žaidimo medžiagos, oi nedaug. Mėgstamiausias jų arkliukas – žaidimo atmosfera. Jų žodžiais jie nori pavaizduoti karą, kuriame kariauja civiliai. Todėl teks pasivaikščioti pasipriešinimo bazėse. Šios įkurtos Amerikos priemiesčiuose ir mažose miesteliuose. Matysis vaikus žindančios motinos, kibirose augantis medžiai ir kita buities velniava. Žadama, kad kaip kokiame Half-Life 2 visą tai matysime žaidimo metu, o ne filmukuose.
Taip norima dar labiau parodyti, dėl ko kovoja žaidėjas. Dar vienas dalykas yra tikrų prekės ženklų įkėlimas į žaidimo aplinkas. Mums tai daug nereiškia, bet amerikiečiai jausis kovojantis dėl parduotuvės prie savo namų. Galiausiai, norima parodyti žiaurumo pasiekmes, kurie įteigia, kad kituose žaidimuose po masinių žudynių žaidėjas nebejaučia įspūdžio. Čia tikimasi parodyti, kad karas tikrai yra baisus, paruošiant sukrečiančių scenų. Ką pavyko sužinoti apie vieno žaidėjo režimą? Atrodo, kad jis bus valdomas klasikiniu būdu. Kaip ir dažnoje pirmos asmens šaudyklėje, nebus lipnios priedangos. Norintys už senelės slėpti žaidėjai te turės pritūpti. Be to, su jais kartu kovos iki 4 žmonių komanda. Taip norima parodyti, kad žaidėjas nėra remiamas milžiniškos armijos. Tačiau šie kompanionai ne tik šaudys atgal, bet ir nurodys priešų pozicijas. Žaidėjams taip pat bus galima pasinaudoti visokiais futuristiniais karo žaisliukais. Tai gali būti ir robotas kulkosvaidis, ir nepilotuojamas šarvuotis Golijotas. Jam bus galima nurodyti taikinius, kurie gali būti per rimti partizanų būreliai. Dar daugiau karinės technikos pažadėta daugelio žaidėjų režime. Ten galės susirinkti iki 32 žaidėjų. Veiksmas vyks anksčiau nei istorijos režimas. Čia su besiveržinčiomis Korėjos pajėgomis kausis dar egzistuojanti Jungtinių Amerikos valstijų armija. Bei prastų kautynių, kurie žada ir keletą naujovių. Beveik viskas, ką darys žaidėjas, duos jam taškus. Taip ruošiamasi išvengti Call of Duty Black Ops su apdovanojimais už nužudymą susijusių problemų. Atrodo, ten naujokams pasireikšti neleisdavo juos užmušantis veteranai. Homefronte taškai kaupsis bet kokiu atveju. Sukaupę pakankamai galės nusipirkti kad ir tanką. Taip ruošiamasi išvengti Battlefield serijos problemos, kai dėl tankų ar malūnsparnių net susikaudavo vienos komandos nariai. Dar vienas įdomus dalykas yra apdovanojimų ir misijų sistema. Gerai pasirodęs kokioje srityje, tarkim šaudyme ar taikinių žvalgyme, žaidėjas gaus papildomas panašias užduotis. Ir kuo sudėtingesnės atliks išlikdamas gyvas, tuo augs jo atlygis. Tuo pat metu priešo komandos vadas galės paskirti premijas už veikėjo galvą. Manau, kad netrukus sužinosime ir daugiau žaidimo detalių, bei galėsime jį išbandyti. Pasirodymo data – kovo 15 diena. Tai tiek reikalų laidoje NKTV šiandien šį sekmadienio rytą. Žiūrėkite senesnes mūsų laidas YouTube kanale. Adresą matote ekrano apačioje. Taip pat junkitės prie NKTV gerbėjų Facebook'e. Ten mes būnam visi kartu, bendraujame ir aišku, mums dėl to smagu. Gerai, tiek šiandien. Čia buvo Ernestas Janušas ir visa NKTV chebra. Susitiksime kitą sekmadienį 10:30. Geros savaitės, iki!